Kęstuti, šita kėdė yra skirta dažniausiai mamoms, kurios augina negalią turinčius vaikus ir tiesiog jie atsisėda ir mamoms nereikia tada perkelti vaikų į automobilį, jos išsaugo savo nugaras ir tada vaikai gali aktyviau bendrauti, aktyviau gyventi. Parodyk, Leva. Jūs dabar, kai važiuosit, spauskit šitą ir laikykit. Jinai pati viską padarys, jeigu jausit diskomfortą, tiesiog atleiskit. Ir čia galite atsilenkti ir čia susidėti kojas, kad jums bus patogiau. Ar baisu? Ne, baisu. Ir įsivaizduok, kad mes jau tokių esam kėdžių sumontavę gal Lietuvoje gal kokį 15-20 ir tikrai jos... Bet jos yra ir kompensuojamos valstybės? Jo, žmogui nereikia mokėti, nes tai yra automobilio pritaikymo kompensacijos. Tai jeigu turit mamyčių neįgalių, kur augina vaikus, tai rekomenduokit, prašau. Rekomenduosim ir žinom, kad programas turi. Gerai. Padėkit čia kojas, nes čia biškai dabar sukinėsis ta sėdynė, kad neprispaustum kojas. Ai, kelnes. Na, gerai, biškai tai pasavykit savo. Super, gerai.